Tėvas Tomas, Vilnius. Sausio 13 dieną apie pusę 2 ryto, būdamas namuose, išgirdau variklių gausmą. Pro langą matėsi ilga kolona karinės technikos, kuri važiavo Laisvės prospekto link televizijos bokšto. Su tėvais nuvažiavome į įvykio vietą. Kalno, ant kurio stovi bokštas, papėdėje stovėjo 2 tankai. Kiek toliau dar vienas. Ant viaduko 3 tanketės. Toliau stojantis tankas kelis kartus šovė bokšto kryptimi. Abu arčiau stojantis tankai leido dūmines uždangas, stukiojo vamzdžius, daužydami šalia stovinčius automobilius. Išsiriekiavome prieš tanką. Čia stovėjo apie 100 žmonių. Tankas nukreipė vamzdį į žmones ir iššovė. Man stipriai nudegino plaukus, blakstienas, antakius, veidą ir akių ragenas. Stipriai apkurtino. Tėvas gavo tas pačias traumas, tačiau stovėjo arčiau. Dėl to traumos daug sunkesnės. Trūko ausų būgneliai. Nuo vaikų darželio pusės atėjęs žmogus pasakė, jog iš tos pusės važiuoja apie 30 tankų. Jis matęs, kaip po to tanko vikšrais žuvo žmogus. Patraukėme prie bokšto. Čia žmonių nebuvo likę daug. Jie susikibė rankomis, bokštą apjuosė 4-5 eilėmis. Mes likome stovėti pirmoje eilėje. Nuo upės pusės dideliu greičiu atvažiavo 2-3 tankai ir pralaužę tvorą įsirėmė į žmones. Šaudė kulkosvaidžiais arba automatais, tankų pabūklais. Buvo šaudoma į bokštą virš žmonių galvų, biro bokšto langai, netoli sprogo sprogstamasis paketas. Staiga prie bokšto atsirado desantininkai. Iš kur jie atsirado, nemačiau. Desantininkai metaliniais strypais ir automatų buožėmis daužė bokšto pastato langus. Ėmėme trauktis. Žmonės traukėsi taip pat. Prabėgo keli žmonės prašydami atlaisvinti kelią ir kviesdami greitąją, nes yra sužeistųjų. Per garsiakalbį nuo tanko skambėjo Jarmalavičiaus balsas, jog visa valdžia Lietuvoje perėjo į Nacionalinio gelbėjimo komiteto rankas. Pasitraukę nuo bokšto, dar apie 20 minučių girdėjome automatų šūvius, matėme trasuojančias kulkas. Bastys Vytautas, Lekėčiai, Šakių rajonas. Kai atvažiavome prie televizijos bokšto, dauguma žmonių meldėsi, dainavo, skandavo Lietuva, Lietuva. Žmonės buvo nusiteikę taikiai, jokių priešiškų grupių nebuvo. Visi norėjo vienas kitam padėti, nesimatė ne vieno pikto veido. Apie pusę 2 ryto, sausio 13 naktį, pradėjo kaukti sirenos. Žmonės pradėjo burtis prie bokšto ir susikabino rankomis ir apjuosė jį keliomis eilėmis. Skandavo Lietuva, Lietuva. Aš stovėjau už priešingos pusės pagrindiniam įėjimui. Apačioje girdėjusių tankų šūvį ir greitai pasirodė tankai iš kairės pusės. Išlaužę tvorą, išsirikiavo ir pajudėjo į žmonių pusę. Privažiavo prie pat, sustojo ir nuo tankų nušokė ginkluoti automatais, lazdomis kareiviai puolė žmonės. Tankai šaudė iš patrankų, tikriausiai tuščiais šoviniais, bet tiesiai virš žmonių galvų. Žmonės susikibę rankomis skandavo Lietuva ir nesitraukė. Kareiviai siauriu koridoriumi veržėsi prie bokšto. Žmonės bandė jų nepraleisti, desantininkai pradėjo šaudyti. Pasigirdo klyksmas. Žmonės pradėjo trauktis, nešė sužeistuosius. Tuo metu vienas tankas privažiavo iki bokšto. Kitas, greta važiavęs tankas, pasuko į dešinę, užvažiavo ant merginos ir sustojo. Mergina suklykė ir nutilo. Žmonėms atsitraukus, tankas pajudėjo į priekį ir tada buvo galima paimti mergaitę, bet ji jau buvo be sąmonės. Vienas tankas stovėjo atokiau ir sukinėjo vamzdį, švietė prožektoriumi, leido dūmus. Kartas nuo karto pajudėdavo link minios, bet į minę nevažiavo. Tada kareiviai pajudėjo link žmonių ir šaudė į žemę prie pat jų kojų, kai kam kliuvo ir į kojas. Tuo pat metu tankai pradėjo važinėti ratų po aikštę tam, kad išvaikytų minę. Žmonės pasitraukė už tvoros, bet vis tiek žiūrėjo desantininkų daromas piktadarystes. Visą tą laiką šūviai sklido iš visų pusių, taip pat ir iš bokšto. Gatvelė. Prieš prasidedant kariškių piktadarystėms buvo užstatyta automobiliai ZIL, pakrautais žvyro. Vienas toks automobilis buvo visiškai sutrintas, nes per jį pervažiavo tankas. Taip pat sutrintas ir šalia stovėjęs automobilis. Žmonės sakė, kad šitoj vietoj taip pat žuvo žmogus su ruda striukė. Jį pervažiavo tankas. Pasirodė milicijos uniformą apsirengusių žmonių būrys, kurie po truputį nuvarė žmonės nuo tvoros. Pradėjo per garsiakalbį kalbėti gelbėjimo komiteto atstovas, siūlė skirstytis, bet žmonės dar ilgai nesiskirstė. Daugelis nuvažiavo prie aukščiausiosios tarybos, kiti stovėjo apačioje ir žiūrėjo išsirikiavusias kas keli žingsniai desantininkus ir milicininkus.
Paskutinį išsiskirstė jau prieš aušrą. Mūsų policininkai buvo gatvelėje, sekė tankų judėjimą, palaikė vieni su kitais ryšį. Įspėdavo žmonės, kad atvažiuoja tankai, stengėsi bent kiek apsaugoti. Deja, pilnai apsaugoti jie negalėjo. Antrišienė Virginija, Palanga. Nuo Palangos savivaldybės pastato į Vilnių pajudėjo 3 pilni autobusai. Vilnių pasiekėme sausio 12 dieną apie 9:20 min. Nutarėme aplankyti aukščiausios tarybos rūmus. Po šio vizito grįžome į mums paskirtą vietą, Savanorių prospekte esančios telefonų stoties. Per kalsiakalbius pasigirdus direktorės E. Bučelytės balsui "Mes dar gyvi" visi nustojome prie pastato. Išgirdome, kad pradėjo šaudyti prie radijo ir televizijos komiteto. Nušviečia ryški šviesa, pro namus matėsi ir pasigirsto šūviai. Į dangų kilo grėsmingi debesis. Žmonės skanduoja "Lietuva". Mes taip pat skandavome "Lietuva, Lietuva". Netrukus pasigirdo labai garsus trenksmas. Aš net prie žemės linktelėjau. Tik vėliau pagalvojau, kaip tie namai nesugriuvo. Išdužo tik langai. Taip pat girdėjosi žmonių dejonės ir klyksmai. Ryte nuėjome prie radijo ir televizijos komiteto. Matėme, kad komitetas saugomas kariuomenės ir šarvuočių. Ir man ir sūnui pasirodė labai baisu. Nuotaika buvo prislėgta. Išvažiuojant iš Vilniaus sausio 13 dieną apie 2:30 min. Matėme ant kelių stovinčius šarvuočius ir kariškius. Išvažiuojančių netikrino, tikrino tik įvažiuojančių dokumentus. Su manimi buvusiam sūnui tik 10 metų. Po šių įvykių atsigulęs ir užmigęs pradėjo šnekėti: "Mama, nebijok, mama, nebijok." Aš po šių įvykių atsigavau tik sausio 15 dieną. 1991 m. sausio 12 pavakarę nuvežėme savo sūnų ir kaimynų vaiką televizijos bokštą. Bet pamatė, kad ten labai daug žmonių, nuvažiavome prie aukščiausios tarybos. Pabuvome apie 2 valandas, o vaikai ten liko. Grįžome namo, gyvenome prie pat televizijos ir radijos komiteto. Per langą matėme, kaip prie komiteto žmonių irgi daug. Stovėjo 3 ar 4 autobusai. Jaunimo šoko ratelė atrodė ramu. Kadangi sergu sunkia cukraligės forma, jaučiausi pavargus, ėmiau ruoštis ilsėtis. Kai sūnus grįžo, nusiraminau ir užmigau. Labai greit pakėlė šūvių garsai. Pro langą pamatėme šaudant virš Vingio parko. Supratome, kad puola televizijos bokštą. Be to supratome, kad tuoj atvažiuos ir čia, pulti televizijos ir radijos komitetą. Sūnus buvo dar nusirengęs, jis puolė bėgti prie komiteto padėti, o mes ėmėme rengtis. Po kokių 7 minučių išgirdome ir pamatėme koloną šarvuočių, atskubančių nuo Neries pusės. Sankryžoje jie pasuko į Konarskio gatvę ir pradžioje atrodė, kad pravažiuos, bet jie užėmė pozicijas ir pradėjo šaudyti. Tarp apliupų girdėjosi "Lietuva, Lietuva, fašistai". Truputį vėliau atvažiavo sunkusis tankas, atsistojo Konarskio ir Kripožėlos gatvių sankryžoje, vamzdis sukiojo, bet iššovė 2 kartus link televizijos komiteto. Iškrito visi mūsų 3 kambarių langų stiklai. Ir girdėjosi, kaip krito stiklai iš bendrabučių mūsų kaimynų. Tankas riaumojo ir dar vieną kartą šovė link Vingio parko. Tankas ėmė važiuoti prie sudaužytų autobusų ir pasukęs vamzdį į gatvę ir įjungė šviesas atsistojo prie techninio centro kampo. Dar ilgai grupė vyrų su vėliava stovėjo prie šio vamzdį, o tankas vis riaumojo, ignoruodamas važiuoti ant jų. Vėliau iškilo į viršų signalinė raketa. Supratome, kad komitetą užėmė. Žmonės ilgai nesiskirstė. Dar po ilgo laiko pamatėme signalinę raketą iš televizijos bokšto. Supratome, kad ir jį užėmė. Kai grįžome į savo šaltą skersvėjų varstomą butą, meldėmės ir verkėme. Bet kokia viltimi tapo Kauno radijas, sunku apsakyti. Jisai palaikė mūsų dvasią. Vėliau grįžo ir nesužeistas sūnus. 1991 m. vasario 1 diena.